Ir yra toksai mini variantas, jeigu didesnio modelio jums nereikia ar esate žemesnio ūgio, tai yra ir mini variantas, štai toksai. Modelio kodukas yra 85764P. 85764P. Pikolio. Tai toksai dailus vidutinio dydžio modeliukas yra. Natūralios grumdėtos odos, viskas analogiškai, tik tai jisai mažesnis yra. Vat yra 2 rankenos, ilgas dirželis reguliuojamas. Štai taip. Ir čia matote juodojo šokolado spalvytę, rūdą. Tamsiai rūda spalvytė, labai graži spalva šio modelio. Būtent šitos spalvos iki šiol tiekėjas neturėjo. Labai graži spalva. Ir čia analogiškai eina 2 skyriai, pertvara per viduriuką, šone skyrelis su užtrauktuku ir kitoj pusė skyrelis telefonui susidėti, toksai plonesnis skyrius. Labai patogi, faina, elegantiška rankinė. Ši rankinė labai talpi. Taip, labai talpi, nors jinai ir vidutinio dydžio, bet jinai tikrai labai talpi. Ir elegantiška, graži, kiekvienai dienai prie klasikinių drabužių tinkanti. Aišku, ne prie laisvalaikio drabužių, prie klasikinių drabužių. Labai fainas modeliukas. Kokių spalvų šito modelio turime? Tamsiai ruda spalva, kūno spalvos, šviesi kapučino spalva, pelenų rožė, ryškiai žalia, dangiška mėlyna, gesinta mėlyna spalvytė, kūno spalvos, čia yra koralo spalvytė nauja, taip, yra šviesiai ruda, šviesiai pilka, ryškiai raudona. Ir žiūrėkit, koks skirtumas. Irgi 2 tamsiai rudos spalvos, 2 tamsiai rudos spalvos. Tai yra tokio pieniško šokolado spalvos ir juodo šokolado spalvos. Matot, 2 skirtumas. Kokie yra 2 skirtumai? Juodo šokolado spalvos ir pieniško šokolado spalvos. Ir žiūrėkit, prie šito modelio dar yra galimybė 2 spalvų kombinaciją rasti. Tai yra ruda su tamsiai ruda ir labai gražiai šiaip atrodo gesinta mėlyna su ruda spalva. Iš tikrųjų labai gražiai atrodo kombinacija iš 2 spalvų. Ir matau dar baltą. Baltos esu neparodžius, balta irgi yra galima būtent šito modeliuko. Tai yra labai platus pasirinkimas. Dar kartą pasikartosiu. Modelio kodas 85764, 85764P Pikolio. Jeigu tiesiog įvesit kodą 85764, tai jums parodys ir didesnį variantą, ir mažesnį variantą. Jau patys galėsit pasirinkti, kuris variantas jums labiau tinkamas. Tai turėkit šitą omeny.